Šiandien turime vidurinėsias šio turo rungtynes. Alytaus Dainava pirmą kartą šiame sezone žais tikrai namų rungtynes Alytuje. Jų varžovas yra Vilniaus Riteriai. Mariniais 2025-aisiais tai buvo kontrolinis susitikimas. Čia Marko Pavlovskis, jo perdamas, Baftalovskio smūgis virš vartų. Bet tai jau buvo. Paminėjau tuos sezonus pirmoje lygoje. Tai Dainava yra 2000, čia nėra pražangos, galima žaisti toliau. Turime Dainavos ataką, Pavlovskis. Gali kurti iš šios pozicijos, Baftalovskis dešinėje, atskuba ir Stočkūnas. Baftalovskis. Čia galimybė, smūgis ir Davoras Rakičius 1-0. Muša įvartį Dainava ir veržiasi į priekį. Rakičius keliauja pas dzūkų tankus ir Davoras Rakičius pastaruoju metu yra ko gero geriausias Dainavos komandos žaidėjas. Stočkūnas. Davoras Rakičius, dar viena galimybė. Naudinga linkme. Pirmiausia, reikia išlyginamojo įvarčio, galbūt dabar. Mula Halilovičius. Rimpa, jo smūgis ir 1-1. Deimantas Rimpa. Aikštėje po keitimo pasirodęs lietuvis lygina rezultatą 66 minutę. Airidas Mickevičius buvo paskutinysis lietęs kamuolį, bet nesutrukdė jis. Kažko pavojingo sukurti nepavyko. Dabar šansas čia, Takumi Hiruma, jo smūgis virš vartų. Čia perdamas Takumi Hiruma ir kokį šansą turėjo jo. Ir galbūt netokių gerų epizodų. Lusavičius. Riterių ataka, 93 minutė netrukus. Galutinis rezultatas, lygiosios yra fiksuojamos Alytuje, pirmosios Alytaus rungtynės namų stadione.